Religijos formavosi šimtus tūkstančių metų. Religija yra viena, kūrėjas vienas, taisyklės vienos, tačiau įvairių grupių būtybės skirtingais laikais, lankydami šią planetą, įnešdavo savo korekcijas. Jos kūrė įvairias religijas ir pateikdavo jas kaip šventas. Tačiau buvo ir aukštai išsivyščiusios būtybės, kurios taip pat kurdavo savo dvasinės religinės kryptis. Jos buvo kūriamos aukščiausių žinių ir kosminės realybės pagrindų. Dabar mes matome tai, kad kiekvienas turi savo dievą. Religija yra tai, kuo yra žaidžiama ir tai, ką išnaudoja šios planetos valdininkai. Religija neturi būti išnaudojama, ji turi būti švyturių, kelrodė žvaigždė, šviesos kelių, kuris veda žmoniją bei šalis vystymosi ir savęs atradimo keliu. Tokiu būdu žmonija gali išeiti iš kontrolės ribų, o kaip tada valdininkai ją kontroliuos. Todėl religijos turi sulaikymo esmę, kai reikia auditoriją sulaikyti, nukreipti ir jokiais būdais jos nevystyti, tam, kad ji ir liktų neišsivyščiusi. Tai yra pati sudėtingiausia ir sunkiausia nuodėmė, dėl kurios šiai planetai teks atsakyti. Taip pat tie žmonės, kurie yra Dievo vietininkai žemėje, jiems taip pat teks atsakyti. Juk Dievas kūrėjas pastumėja vystymuisi ir jei kažkas tam vystymuisi trukdo, tai tas neš labai rimtą atsakomybę. Norėčiau, kad žmonės užduotų savo tokį klausimą bei susimastytų, kaip jiems teks atsakyti dėl to, kas religijose nėra tikra, kur išnaudojamas Dievo vardas, jo žinios bei galimybės. Juk tai nėra nukreipta vystymui, o naudojama kažkieno savanaudiškiems tikslams. Labai gaila, kad tai vyksta.